Vienas automobilis, kurį norėjau parodyti New York'e, kurį mes atvežėm iš Koprato aukciono, tai yra BMW 320. Tai va tokį automobilį klientas įsigijo Koprate, Pensilvanijos aukcione. Va matot, kaip atrodo viskas po kapotu. Pirko jis jį labai pigiai. Jis yra 320 X-Drive'as, tai toks europinis, rytų europietiškas variantas su 4 varomais. Va, trūksta M paketo, spėjo iškart jisai užsidės, kai tik grįš į Lietuvą. Va, matot, kaip yra palankstytos duris, kolega rodo iškart. Va, to nuotraukose turbūt irgi sunku pamatyti. Tokias matot, kaip garbanos nuėjusios. Tai va, saloniukas atrodo šitaip. Pirko jis ją grubiai kažkas gerokai virš 1000 iki $2000 kažkur sumokėjo. O žiūrėkit, kokie gale lediniai žibintai tuninginiai uždėti. Visur yra, matot, paminkyta, kažkas pabraižyta, pavaryta. Tai kaip ir sakiau prieš tai esančiam video, kad visada nusiteikit, kad visokių tokių nematomų nuotraukoj defektų tikrai bus. Reikia su to susitaikyti ir tai yra mašinos iš Amerikos, iš aukcionų, nes aukcionuose jos atsiranda ne šiaip sau. Jos būtent nori nusipurtyti, jos visos yra parduodamas be jokių garantijų, tokios kaip yra, as is, where is principų ir jokių pretenzijų niekam pareikšti neįmanoma. Va. Tai toks BMW-kas irgi greit jau lieks į konteinerį ir mes jau jį pamatysim mano video iš autoverslo.